pasikvietė architektus, jis restauruoti ten toks dvaras, pilis, sakykim, toks didžiulis ir rado vieną sieną užmūrytą. Išvertus tą sieną rado šitą automobilį, daug gobelenų, paveikslų, įvairiaus porceliano. Tada pradėjo domėtis istorija, tai pasirodo to dvaro savininkas prieš pat pasaulinį antrą karą, jau kada pradėjo nacijai artėti link Prancūzijos, visą savo turtą, tam dvare paslėpė ir užmūrijo. Tokioje nišoje. Ir tas automobilis po to, jis pradėjo ten labai domėtis, aiškintis, ieškoti tų faktų, kaimynų, artimųjų kažkokių, tai pasirodo tas savininkas šitą automobilį buvo dovanojęs savo dukrai vestuvių progą. Toks faktelis, bet įdomus.